Sveiki ir softeriai ir paprasti mirtingieji. Nesklandumų netrūko, truputį GoPro per žemai rodė vaizdą, bet Sopoms yra kaip yra. šį žaidimą nereikės rinkti jokių taškų. Sopai tik blokuoja Azarino gamybą ir raketos paleidimą. Jie turi trukdyti. Sopai turės žaidimo pradžioje 3 raktus, kur vadas padarinys per skyrius. Su tais raktais jūs galėsit mušt gala surinktus taškus, ta prasme, atitolint dujų gamybą. Taip pat su šitais raktais galima mušti ir raketų paleidimą. Na, kaip visada, truputis informacijos prieš žaidimą. Buvo šiek tiek šalta. Gavom dovanų. Ant šilumos, nealkoholis. Bet čia spėjo aštrus, Alkoholis ne? ant šilumos. Čiučiu. Iškart šilčiau. Iškart šilčiau. Na ką, paragaujam, ką darys. Paragauk. Valgau pirmą. Reikia, blėt. Galėjau nevalgyt. Bet žinok, iškart šilčiau bus. Burnai. Jo. Gal nededam. Šilta. Dar gerai. Nu ir aštrus daiktas. Tikrai šilta. Opa, nupjaunam ką nors. Vasarai. Jo, tai aš vat irgi pradėjau tada dėt. Na, šiek tiek sušilom ir važiavom į puolimo trajektoriją. Iš karto gavom misiją pušinom į priekį. Nebijodami tiesiai, stipriai ir pirmieji pamatyti priešą. Buvau vienas atbėgęs, tai atsitraukiau. Už kampo jau yra. Na, iš karto perdaviau informaciją saviem, užsėmiau po taktinę poziciją. Klausau. A tu nenori pabandyti apeiti šitą? Galiu Davė bandyti. kitą misiją, važiavom. Šitą atstumą išnaudosi. Jo. Na, iš karto sėmėm didesnį rangą ir per krūmus bandėm nušaut priešus jau. Deja, priešininkai jau užsėmė pastatą, bet radau gale pastato langą, pro kurį lindau ir pamačiau priešą visiškai nusisukusi. Gaila, mano GoPro yra šiek tiek nusilenkusi žemyn, deja to nemačiau. Tai visas eventas šiek tiek visas vaizdas per žemai, ar ne? Tai nieko baisaus, didžioji dalis visko matosi. Sudėtingiau gal iš tamsos į šviesą einant. Bet priekyje tikrai buvo priešas, susišaudėm su juo. Negalėjau niekaip išlysti, teammate'as man padės, bet deja jis numirė. Čia matosi po stolu yra priešininkas, labai sunku pastebėti, nes mes tamsoji ir ten labai aiški ryški šviesa, tai GoPro gerai taip nestabilizuoja apšvietimo. Reikėtų galbūt pabandyti naujesnį įsigyti, bet sugebėjau nušauti šį žaidėją, dar ant laiptų viršaus. Matėme irgi dar vieną žaidėją tupinti, kurį bandžiau nušauti. Bet čia jau mano komandos nariai sugebėjo susitvarkyti. Tenais ant laiptų yra. Informaciją perdaviau saviem ir pušinomės gilinį pastatą. Ir čia virš laiptų pamatėm priešus. Trumpam pamačiau galvytę, pamačiau priešininką. Ir spalvos dėja neatsakiau. Neatsakyt galima, bet meluot apie spalvą negalima. Kai išgirdot, kad granatą atskrido, iškart bėgom į kojas. Granatas sprogo ir dar vienas sprogo. Ir supratau, kad čia niekaip nepraeisim pro granatas ir priešus. Ir tiesiog išėjau į lauką. Stengiausi iš toli pridengti savus, kad nesugebėtų kiti pripušinti, prieit arčiau, pamačiau skydą su 2 žaidėjais, bet iš tiesų ten buvo viso 3 netgi, nors dabar tikrai netrodo, kad 3 žaidėjai, bet buvo nušautas skydas, bandėm šalia nušauti priešininką, atrodo kaip ir šratai link ten skrenda, bet pataikyti neina. Buvo dviejota, iš tiesų žiauriai didelis vėjas, kas įdomu, per GoPro taip nesigirdi, bet duosiu jums paklausyti, pažiūrėti iš kitos kameros, koks yra garsas nuo vėjo. Na, iš ties, su topas, kaip sakoma, paupgreidint mikrofono buvo tikrai vertas, manau, nes visiškai vėjelio atrodo nėra, tai labai džiaugiuosi savo pirkinuku. Na, o čia žaidėjai mato, kad negali praeiti, iš karto skydo atsitraukė, tai labai gerai nuvėjau juos nuo pastato. Ir neilgai trikus mane čia patį iš šono nuėmė žaidėjai. Ir dėja teko pratęsti žaidimą jau arčiau mūsų bazės, čia matyti 2 priešininkai prisispaudė prie mūsų. Aš 2 jau nuėmiau. Abu nušoviau. Visų kamerų nebuvau nurekordinęs, nes pradžiai nesitikėjau, kad bus čia priešų prie pat mūsų mirtveko. Ir bandžiau prisipušinti arčiau. Agresyviau prisim, nes turiu DMR, galiu iš toli drąsiai šaudyti, yra vėjuota, tai šotų šiek tiek neša į šoną, į kairę pusę. Na ir reikėjo čia išsivalyti šios priešus. Išsivaliau lyg abu žaidėjus, užsėmiau artimesnę poziciją ir mane pastebėjo priešai.
Su skydu buvo vėl, man atrodo, tas pats žaidėjas, kur prieš tai šaudžiausi pusę žaidimo. Ir čia ganėtinai buvo užspausta iš to vietoje, turėjau šiek tiek coverį, bet per šakas neėjau niekai prašaut, matosi, kad bandau šaudyti, bet prašaudėje galimybės visiškai nėra, o mane šaudo, tai atsiguliau pagulėt ramiai. Palsėt, pagulėt, vėl po kelių minučių išlendu, iššaunu kelias kulkas ir vėl galų gale slepiuosi nuo šūvių. Na, šaudė intensyviai, tai reikėjo tikrai atsistengti, pasigult, gerai, kad buvo betoninė siena šalia, tai niekaip negalėjau prašaut. Bet ganėtinai supratau, kad anksčiau ar vėliau reiks numirti, tai tiesiog bandžiau lys kažką padaryti ir Turi kažką numiriau. žiaptuvėlį. Ir Mes pratęsim žaidimą Aš toliau. granatą numesiu tarp pastatų, jo. Na, jau kitoj pozicijoje, su komandos nariais bandėm prasipušinti, žiaptuvėlis sunkiai netgi užsikūrė, nes vėjuota. Taip netaip užkūrus, paleidom granatą, granatą ne visai tiksliai kur norėjau, Dėkui. bet dėja sprogimų nėra. Tylu. Granatą. Na, buvau nustebęs, kad granata nesprogo, bet yra kaip yra, pasitaiko, nieko baisaus. Ir ėjom toliau, pušintis, prilaikydami gerą atstumą. Pavyko vieną nusimt priešą ir prieėjau arčiau. Čia O jūs čia grankės negavot iš jūs? Kebras Ele, kiek susišaudė. lėmė? Truputėlį buvo šiek tiek pasišnekėjimo apie situaciją, bet viskas išsisprendė, čia savas numerį. Tai aš jį išsitempiau ir paskui sugebėjau prikėlėm komandos narį ir toliau bandžiau pušintis jau su pistoletu. Kadangi pas mane pistolete dujos, tai ganėtinai buvo vėsoka ir sunkiai šaudė, tai kažkiek pavyko. Čia pastato gale dar pavyko paimti dar vieną priešininką, nusėmėm jį ir ganėtinai buvo viskas išvalyta. Na, toliau vėl pistoletas į rankas ir tai pamatau priešą, šaudau jį tiesiai per krūmus Tai dar nemiriai. ir atrodė, kad Kiek tikrai dar pataikiau pataikyt, daug kad mirtum? kartų. Ką? Sušaudau, atrodo, tiesiai į Tai žmogų, gal dar bet 10 kartų pataikyt. krūmai dėja blokuoja tikriausiai šatą, dėl to ir nepataikau, pats buvau šiek tiek jau suirzęs dėl to. Na, pasikeičiam dėtuvę, kaip visi norėtų girdėti. Ei, Bachūras, ne per daug hitų gavai. Tik tiek komunikuojam su juo. Gerai, Ir supratau. krūmus Galiu neprašau. damarą prašausiu. Nu, porą grasinimų. Ne, man nežinau, aš pašauksiu, kada reikės. Ir bėgdamas užkibau už medžiagos ir nušovė mane. Medžiaga užkibau Tipo, už nei vartų hitų galo nuo negavai. šito būtent. Nu, vyžin. Gavau nutavęs paskutinį tik man čia. Gal. Na, yra kaip yra, pistolets ne pirmą kartą mane nuvilė, tai apsikeitėm pusėm ar ne, tai priešų fobo su mūsų fobo apsikeitėm saidais ir pušinomės į priekį. Čia pamačiau ateinančius priešininkus, nusprendžiau užsim poziciją prie įėjimo į pastatą, nes pastate jau buvo savi, tai reikėjo dengti įėjimą. Žinau, kad ateis jų daug, tai stengiausi kantriai išsėdėti krūmuose, giliai lindau į krūmus ir tikrai tyliai bandžiau sužaisti ir išlauk gero momentėlių. Čia matom ateina tas pats mūsų draugas Skydas, kurį šiandien sutikom ne vieną ir ne du kartus. Ir laukiau momento, kol atsidengs. Atsidengi, vienas tikslus šūvis, Skydas out, dar komandos narį norėjau prašaut, šiek tiek sutrukdė praeinantį žaidėjai, nušautas. Ir čia girdžiu ateina prie manęs žaidėjas. Prie pat visiškai. Ir vėl mano mylimas pistoletas ir priešas. Į jį vėl šaudo, atrodo tiesiai eina Jep. šatai. O tu Beje. negavai? Ok, Kaip visada, šaunuolis. nuostabus pistoletas. Čia nėra Na, nieko. nuėjau į žemėlapio vidurį, į kitą Nematei? situaciją jau. O čia žiūrėk Visiškai padaryta. bandžiau pasiklausti komandos narių, kaip situacija aplinkui. Nenorėjau labai ramiai elektrinės kimarinti, tai vežimėliu gal nusprendžiau pridėt? pušintis į priekį. Ar ten iš dešinės nieko nėra? Pamačiau Skaičiai porą nebuvo? priešininkų. Ir Nežinai, ne? sugalvojau, kad galima pasipušinti elektrinę. Ir čia pamačiau priešą, visiškai Nes tu bėgantį. nepataikiau. Su geru. Atrodė, kad tikrai gal spėjau pahitinti, bet atstumas labai didelis, plus vėjuota, tai prisipušinom šitą elektrinę, kurią matėt žemėlapį. Ir čia užsėmiau jos poziciją. Ir su tuo pačiu priešininku susišaudimas antrą kartelį. Ir antras kartas sėkmingesnis. Nušoviau jį. Na ir toliau pušinaus vėl artin kitos sienos. Bandydamas šiek tiek prisispausdė, jie kažkur scope kameros medžiaga pradingo, nors gal ir pamiršau jungti filmavimą, sunku pasakyti, bet medžiagos niekaip neradau. Tai šiek tiek matosi, ką šaudau, bet iš toli bandau nusišaut žaidėjus. Ir po to pušinausi į priekį, tolyn. Na ir toje situacijoje sunku išvelgti, bet porą žaidėjų nušaut pavyko ir skverbiausi gilyn į priešo teritoriją, visiškai lindau į jų pastatus, jiem iš nugaros atėjau, matom žaidėjai net neatsisuka į mane. Čia irgi scope kameros neturėjau, bet abu žaidėjus pavyko nušaut, gan sunkiai sureagavo, kad juos šaudo nesavi.
Tai keičiau greitai vėl poziciją, žiūrėjau, kad iš arti nenušautų manęs ir čia tarp pastatų realiai tiesiog žinokit kokį gerą 30-20 minutėlių tikrai maliausi, tik tais labai nuobodžiai, tai visą medžiagą praskipinam, čia dar vieną žaidėją sušaudžiau, ramiai nueina jisai lyg niekur nieko, nors atrodė tikrai pataikau, bet, nu, kaip ir minėjau, vėjuota, tai buvau visiškai užspaustas tarp priešų pajėgų ar ne ir jų bazės spamų, vadinkim taip. Ir supratau, kad reikia kažką daryti, tai pirmin atgal vaikščiau pušintis, bandžiau ieškoti situacijos, bet neištvėręs, pušinau grinai ant priešų linijos, kur mačiau, kur prieš tai nuėjo žaidėją. Čia pamatau vieną priešininką, rodau jam, kad tyliai būtų, nieko neskytų, jau jis juokėsi krizena. Nes aš bėgu jiem visiškai iš galo, mačiau 3 priekį einančių žaidėjus, bėgu iš galo ir čia po dešinę pamatau priešininką. Jis dėja manęs pirmom sekundėm nepamatė, bet galų gale užmatė. Tai nusprendžiau šauti tiesiog į nugarą, kol galiu vienam iš žaidėjų ir pradeda čia mane stipriai šaudyti iš visų pusių. Jo, garsiai pakolino savo žaidėjim, nes pareina man ir iš galo, ir priekį, ir iš šono. Na ir aš suprantu, kad esu visiškai miręs. Dar bandau šitoj situacijai dar kažką ištemti, išspaust. Bet buvo sudėtinga, jau ganėtinai per giliai įėjau į priešų liniją, norėjau tyliai sužaist, bet dėja pamatė vienas iš žaidėjų ir nepavyko mano planas. Hit! Ir dėja, aš šaut, yra kaip yra, bet trai neblogas, ar ne, bandymas geras. Na ir važiuojam į kitą situaciją, čia įsipušnės giliai pastatus, mane spaudžia 3 priešininkai, durys darinėjasi. Ir per duris matau koją. Žmogaus labai saldų kampelį pasiėmęs, ar ne, kur aš matau jų kojytės, jie mane sunkiai. Šaudo labiau į duris nei į mane. Ir čia ganėtinai lengvai nušaunu, nes blokuoja vartai labai mano trajektoriją. Suprantu, kad kelsi žaidėjų už dienos ir netikėtas pušas iš mano pusės. Na, apsidairau, ar daugiau nėra priešų. Daugiau priešų nerandu. Pasikeičiu dėtuvę ir išlendu dar vienas priešas šalia ir dėja nušauna mane. Keliaujam į kitą epizodą, čia vėl prisisnykinu, įeinu į priešų teritoriją, nušaunu vieną, toli pamatau kitą žaidėją, suprantu, kad su pistoletu nenušausiu, iškart taktiškai atsitraukiu, pamatau tolumoje šviesoje dar vieną priešininką žaidėją ir suprantu, kad tuoj man iš galo dar ateis ir tenais žaidėją, ir tenais, ir nebežinojau, kur dingti. Ir specialiai atsitraukiau. Įdomumo dėliai ginklą laikiau prie krūtinės ir gavau tiesiai į ginklą. Į ginklą gavau. Tai kaip ir skaitosi, nemiriau. Į DMR gavau. DMR šaudyti negaliu, taip pat taip pastate. Tai iškart dar atsitraukiu, supratau, kad žaidėjas pasmi kampą, nubėgau toliau ir pasislėpiau tamsoje. Užspotinu iš tolumos ateinantį žaidėją, žinau, kad aš esu tamsiam kambariukį, tai neskubu šaudyti, prisileis bandau arčiau. Matau 2 žaidėjus dabar jau priešininkus arti. Ir kantriai laukiu artimesnio atstumo, nes esu su pistoletu, kuris, kaip matėm, tikrai dažnai sunkiai šaudo. Čia jau matau žaidėją tiesiai, jį atrodo šaudo, dėja šatai skrenda pro šalį, niekaip nenušaunu eilinį kartą. Truputį išlindusi galva, bet sušaudyti niekaip nepavyks, tai tamsa šiek tiek gaunu šatu atgal. Bet ganėtinai netaikliai skrenda jie. Ir čia toliau šaudau žaidėją, bandau kažkaip jį nušauti, šiaip ne taip pagaunu. Na, į kitą žaidėją jau pritrūksta šratų, keičiam greit dėtuvę ir bandom jį sušaudyti irgi. Daug šratų gaunu atgal. Šaudau, bet nieko nepataikau eilinį kartą. Tai pistoletą jau tikrai keisiu, jau užsisakiau kitą. Tai juokinga buvo situacija, daug kartų pavedęs mane pistoletas, reikėtų galbūt upgraidintis, bet nepatinka man dujiniai pistoletai, tai bandysiu pereiti ant orinių pistoleto. Čia rodau savui, kad yra priešai šalia, kviečia į mane, šaudau visiškai arti ir gaunu į kelėną. Sulenkęs kojytę, gavau tiesiai į kelėną ir gražiai sužaidžia priešininkai, gerai išsivalo, bet toliau veiksmas nenutrūktamai keliavo, tai jeigu žiūrėjot visą epizodą ir jums labai patiko, tai būtinai pasubscribinkit mano kanalą, ačiū jums, renkam 1000 subscriberių ir ačiū, kad žiūrėjot, gero smagaus likusio vakaro.